Moterim gal daugiau, kaklas pečiai. Tai viena yra sėdimas gyvenimo būdas ir darbo režimas, ir kita yra stresai. Jų yra daug visur. Ir esant stresui, pečių sprando sritis absoliutiškai visada reaguoja. Ir tas raumenynas va šitos zonos yra pastoviai parengty. Reiškia, užspazmuotas, laukia užduoties. Pulk arba bėk. Reiškia, stresas, nesvarbu, koks jis būtų, nebūtinai fizinis, čia kokia baimė ima ar kažkas puls, bet netgi darbinis, užduotis, terminai, greit reikia padaryti, prikrito daug užduočių, reikėjo vakar padaryti. Visą tai kaip faktas kelia stresą. Tai pečių sprando zona. Bet dabar jau praktiškai pradeda prisivyti ir juosmeninės nugaros dalies skausmus. Manodaktaras.lt